Konstantinas Bajerčius Garibaldis. Prie partizano kapo. Tėviškės laukuos plačiuos, akimi kiek pamatai, nuo Vilniaus iki Šventosios. Vien kapai, kapai, kapai. Čia tu rasi rūtą žalią, pasodintą prie galvos ir pakrypusi kryželį, balto beržo Lietuvos. Tie kapai auka tėvyniai, mūsų didvyrių narsių. Jie tai ištvermės šaltiniai, jie stiprybė mūsų visų. Paskutinis Bajerčiaus eilėraštis, parašytas 46 metais po vėlinių su šeima aplankius Alytaus kapines. Jisai buvo skirtas Pietų Lietuvos partizanų pogrindiniai spaudai. Konstantinas Bajerčius buvo mano senelis, aš jo nesutikau. Apie jį žinau tik tai iš pasakojimų ir amžininkų atsiminimų ir tai, ką perskaičiau savo močiutės atsiminimuose. Tai va, esu labai dėkinga jai, kad jinai juos surašė, nes kitaip tikrai labai mažai žinočiau. Jinai išsaugo labai daug jo ir rankraščių, ir laiškų, ir nuotraukų, tačiau mes žinome apie senelį, kad jis yra poetas, kad jis yra rašytojas, kad jis yra mokytojas, kad jis yra partizanas, mes nežinom. Jeigu kalbam apie Konstantiną Bajerčių, kuris matyti yra apskritai viena mįslingiausių, netgi tie, kurie domisi partizaniniu karu, tokia asmenybė ir tu pasakai tą pavardę, kad mažiau girdėta. Ir vienas iš tų 8 karžygių tikrai mažiausiai žinomas ir mažiausiai prisimenamas, galima ir taip sakyti, tai žmogus, kuris yra įrašytas tomis didžiosiomis raidėmis kaip karžygys ir būtent klausimas už ką. Ir jis yra pats paskutinis, kuris gavo tą apdovanojimą 50-aisiais. Jo kandidatūrą pasiūlo Sergejus Staniškis Litas, Pietų Lietuvos srities vadas. Ir ten ir yra pasakoma, jam skiriama kaip asmeniui, kuris atliko itin svarbų partizano Slapuko vaidmenį, vienydamas, telkdamas partizanus. Laisvės kovų karžygys Konstantinas Bajerčius gimė 1903 m. spalio 24 d. Šakių apskrityje, Plokščių valsčiuje, Pajotijų kaime. Šeima buvo iš tikrųjų labai gausi, 10 vaikų šeimoje augo. Bajerčius buvo 5, štai čia jis yra, 5 vaikas šeimoje. Gimė jisai Šakių apylinkėse, kurį laiką ten gyveno, vėliau išsikėlė Jurbarką. Kiek žinau, šeima gyveno gana skurdžiai ir Konstantinas Bajerčius vaikystėje labai daug sirgdavo. Tai iš tikrųjų, kadangi jisai buvo toks ligotas, tai jo net neleido į mokyklą, tai pradžios mokslus jis baigė namuose, savarankiškai mokėsi ir vėliau tik tai jau, kai Jurbarke atsidarė Saulės progimnazija, jisai ten pradėjo mokytis. Ir ją baigęs, nesulaukęs dar galbūt netgi 18 metų, jis išėjo mokytojauti į pradžios mokyklas. Konstantinas, mokytojaudamas pradžios mokyklose, skiepijo mokiniams meilę tėvynei ir gimtajai kalbai. Apie mokytojo darbą jis rašė: tikras mokytojas yra ne kas kitas kaip visuomenės siela, nes mokytojas visuomenėje visuomet įsikūnija. Koks bus mokytojas, tokia bus ir visuomenė. Vat yra išlikę mokinių pasakojimai, kaip jis taisydavo jų darbus. Kad nepraleisdavo nei vienos klaidos, kiekvieną klaidą labai išsamei išdiskutuodavo ir labai griežtai vertindavo. Taip pat jis buvo labai darbštus. Nors šiaip ir buvo inteligentas, tačiau nesibodėjo atlikti ir visus ūkio darbus. Vat irgi yra iš pasakojimų išlikę toks vaizdas, kad jis turėjo labai didelės stiprias rankas ir kapodavo malkas. Nors vaikystėje šiaip tai buvo tikrai labai silpnos sveikatos. Tačiau vėliau sustiprėjo ir jau toks buvo gana fiziškai stiprus. Taip pat buvo labai užsispyręs ir labai atkaklus. 1930 metais Konstantinas Bajerčius nusprendžia toliau mokytis ir įstoja į Vytauto Didžiojo universitetą, filosofijos teologijos fakultetą. Studijuoja filologiją ir pedagogiką.
tai čia yra išlikusi jo studijų knygutė. Kas yra labai spūdinga, tai yra jo dėstytojai. Matosi tokios pavardės kaip Dovydaitis, Bistras, Reinys, Balčikonis, taip pat poetas Vincas Mykolaitis Putinas ir daugelis kitų žymių to meto žmonių. Studijų metais Konstantinas išbandė literato plunksną, nors pirmuosius eilėraščius pradėjo rašyti dirbdamas pradinių klasių mokytoju. Na, kaip rašytojas, tai jisai buvo vaikų rašytojas daugiausia, bent jau ankstyvuoju laikotarpiu. Tai yra parašęs vaikams visokių apysakų ir eilėraščių. Čia Zuikių žemėje tokias knygutes leido, taip pat rašė į vaikiškus žurnalus. Tai kadangi mes buvome vaikai, paaugliai, tai daugiausia močiutė mums ir akcentuodavo, kad jisai rašė vaikams knygutes. Konstantinas Bajerčius rašė ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Viena po kitos išėjo jo knygelės vaikams – Žemės vieškeliais, Namuose ir giriose. Parašė apsakymų rinkinį Nugirsto šnekos, literatūrinių pasakų rinkinį Iš pasakų krašto. Daugiausiai rašė, tai sakyčiau, poeziją ir šiek tiek prozos. Yra šiaip tai parašytas jo jau vėlesniais metais, jau čia kai buvo subrendęs, jisai parašė tikrai gana didelį veikalą vaikams, apysaką Gaigalas Kvarklys. Ji buvo turėjo būti maždaug 500 puslapių apimties. Sakau, turėjo būti, todėl, kadangi jinai nebuvo išleista. Niekada. Reiškia, karo metu pasimetė kažkur tai, ar tai leidykloje, ar tai kažkur pasimetė pabaiga tos apysakos. Ir tiesiog dabar jinai liko neišleista. Studijuodamas Kaune, Konstantinas nepamirždavo aplankyti savo tėvų, kurie tuo metu gyveno Jurbarke. Ir jisai važiuodavo Jurbarką aplankyti savo tėvų. Ir kaip tik tuo metu į Jurbarką atvyko dirbti Magdalena Borutaitė. Ji yra rašytojo Kazio Borutos sesuo iš Marijampolės, reiškia, apylinkių. Ji mokėsi Vytauto didžiojo universitete, studijavo istoriją. Ir kaip mokytoja buvo nukreipta dirbti į Jurbarką. Tai būtent Jurbarke jie ir susipažino. Konstantino pažintis su Magdalena Borutaite peraugo į abipusę simpatiją, nors bendrauti dažnai tekdavo laiškais. Yra išlikęs toksai labai įdomus laiškas. Dabar taip, data yra 35 metų. Tai yra Konstantino Bajerčiaus rašytas laiškas Magdalenai Borutaitei. Iš to laiško darosi aišku, kad Magdalena tikriausiai klausė jo, kodėl tu taip retai atvažiuoji į Jurbarką. Ir jo atsakymas buvo toks: būtų gera į Jurbarką atvažiuoti nors ir kasdien, bet pareigos. Kasdien šviečiu žmonės. 1939 metais Konstantinas Bajerčius persikėlė gyventi į Alytų. Dirbo Alytaus pradžios mokyklų inspektoriumi. Į įsteigtą Alytaus mokytojų seminariją buvo paskirtas lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoju. Jau susituokė su Magdalena Borutaite, jie gyveno Alytuje, įsikūrė tenai ir jisai dirbo Alytaus mokytojų seminarijoje dėstytoju lietuvių kalbos. Kurį laiką dirbo ir inspektorium dar tos seminarijos, o Ramanauskas Vanagas tuo metu buvo tos seminarijos fizinio parengimo ir karybos mokytojas. Tai šiaip jie buvo kolegos, ten jie ir susipažino iš tikrųjų. Karo metais, rizikuodamas gyvybę, Konstantinas Bajerčius su žmona nuo mirties išgelbėjo žydų Belkinų šeimą. Belkinas buvo tuo metu Alytaus apskrities gydytojas. Na ir kaip žydams jiems, aišku, grėsė jau būti suimtiems. Tai Alytuje mokytojai pasitarė, kaip čia reikėtų gelbėti tą šeimą Belkinų. Ir buvo nuspręsta, kad jie apsigyvens pas Bajerčių namuose. Tai buvo tokia netgi surinkta gelbėjimo operacija, jų atgabenimo operacija. Juos reikėjo pervesti per Nemuną, taip kad nekiltų jokių įtarimų vokiečių sargybai. Tai šitą dar man pasakojo močiutė, reiškia, jinai ėjo per Nemuną kartu su Belkinu, o toksai mokytojas Klimavičius, jisai ėjo kartu su Belkiniene. Ir jie kaip dvi poros tą Nemuną
perėjo ir nesukėlė jokių įtarimų vokiečiams, nors tai buvo tikrai labai pavojinga. Ir jau tada jie buvo apgyvendinti pas Bajerčius namuose, Alytuje, Basanavičiaus gatvėje, ten slapstėsi. 2 metus sėkmingai juos slepia savo namuose, vėliau kilus įtarimams, jau jiems suranda kitus namus, kurie vėliau sulaukia jau Antrojo pasaulinio karo pabaigos išvyksta gyventi į Vilnių. Tai už šitą nuopelną jie yra apdovanoti pasaulio tautų teisuolių statusu, jie turi tą apdovanojimą, vėlgi patvirtinant tą žmogiškumą, bendrą tokį nepritarimą tam karui, karo veiksmams. Lietuvą antrą kartą okupavus sovietams, Konstantinas Bajerčius, slapyvardžiu Garibaldis, organizavo platų partizanų rėmėjų tinklą, per kurį laisvės kovotojus pasiekdavo radijo ir sanitarijos reikmenys, žvalgybos duomenys, buvo platinama partizanų spauda. Jo ryšys su vadovybė iš tikrųjų gana toks ryškus yra, jis bendrauja ir su Juozu Vitku Kazimieraičiu, jis bendrauja ir su Adolfu Ramanausku Vanagu, jis neša žinią, tos ryšius palaiko su Jėčiu Ažuoliu partizanų vadais, taigi ta pietų Lietuvos yra tarsi tokia vienijanti figūra. 1946 m. pavasarį vykusiame partizanų sąskrydyje vieninteliam Konstantinui Bajerčiui Garibaldžiui kaip inteligentijos atstovui patikėta pasirašyti pietų Lietuvos partizanų vadų deklaraciją. Čia vėlgi taip pat įdomus toks akcentas yra, kad 46 balandį Punios Šile pietų Lietuvos partizanai pasirašo pirmąją deklaraciją. Ir jis vienintelis, Konstantinas Bajerčius, yra ne partizanas, tuo metu civiliai dar gyvenantis, kuris ateina irgi pasirašo tą deklaraciją. Tai irgi parodo jo ne šiaip ryšininko kažkokio tarpdalinių figūrą, vaidmenį. Konstantinas Bajerčius Garibaldis kartu su kunigu Povilu Šliumpa Partenijumi ir kitais Alytuje įsteigė stambią pasipriešinimo organizaciją. Vadovavo ir patriotiniai jaunimo pasipriešinimo grupiai. Taip pat čia svarbu akcentuoti, kad Konstantinas Bajerčius yra mokytojas. Ir čia yra ta tokio, iš dalies galim net sakyti, dažnai matom, kad laisvės kovotojas yra tokio, mokytojo etalonas. Mūsų signatarai, 49 net 4 mokytojai, tai tarp karžygių mes turim jį vienintelį mokytoją. Ir jo kaip mokytojo, tie liudijimai, jis buvo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, dėstęs Alytaus mokytojų seminarijoje. Ir būtent kolegos jam tuo metu buvo Adolfas Ramanauskas Vanagas, jo kolega buvo Danas Kulikauskas daktaras, kurie su antrąja okupacija išėjo į mišką. Su Kazimieraičiu jisai palaikė gana artimus ryšius. Kiek teko domėtis, dažnai lankydavosi pas Kazimieraitį miške, o Kazimieraitis, kai atvykdavo į Alytų, nakvodavo pas Konstantiną Bajerčių ūkinėme pastate, kuris stovėjo Alytuje, reiškia Basanavičiaus gatvė numeris 7, ten, kur gyveno Bajerčių šeima. Ir šiame namelėje apsilankęs Kazimieraitis naktį praleisdavo. Niekas apie tai nežinojo. Apie tai nežinojo net mano močiutė. Jisai buvo partizanas slapukas, dabar jį vadintume taip. Ir iš tikrųjų pateisino savo tą vardą, nes apie jo veiklą pogrindinę jo žmona nieko nežinojo. Visiškai nieko. Ir 46 gruodžio 7 jis grįžta po darbo namo. Žmonos nėra, yra išėjusi, bet namie jis lieka su mažamečiu sūneliu, kuris sirguliuoja. Ir dar atbėga vienas studentas jį perspėti, kad mokytojau ateina jūsų areštuoti, suimti. Ir čia irgi žmogaus pasirinkimas. Matyt, daugelio laisvės kovų istorijoje turim, kai žmogus yra perspėjimas ir pasitraukia iš namų, nes jam gresia pavojus ir jau tarsi ta tokia įprasta vizija leistų mums seką brėžti, kad taip, jam jau pavojus ir jis tada į aktyvę kovą įsitraukia. Bet jis lieka namie, nes jis yra su mažamečiu sergančiu sūnum. Jis lieka, ateina, areštuoja jį ir tada yra jis išvedamas į Alytaus saugumo būstinę. Kodėl jisai nusprendė išeiti, kodėl jis nusprendė nesislapstyti, tai manau dėl to, kad jisai tiesiog bijojo dėl šeimos.
nežinojo, jeigu jisai slapstysis, tai nukentės šeima. Tiesiog priėmė tokį sprendimą. Ir kai jį suėmė ir tardė, jisai pasakė tokią frazę, kad Stalinas ir Hitleris yra vienodi. Ta frazė labai įsiutino tardytojus, jie pradėjo jį daužyti, atidaužė kepenis, tada jau įmetė į karcerį. Karcerį jisai pasisakė jau šalia esantiems kaliniams, kad jisai greitai mirs, kad praneštų jo šeimai ir iš ryto jisai jau buvo miręs. Ir čia yra liudininkų prisiminimai, kurie kameros, greta kameros, jo mokiniai irgi areštuoti buvo tuo metu, pasakojo, mes girdėjom dejuojantį jo balsą, o vėliau tarsi viena mokinė pamatė jau tam kieme, jie atremta jau negyva į tą buvusį medį. Pas sužeistą Kazimieraitį buvo rastas šis šifruotas laiškas. Jisai buvo rašytas Konstantino Bajarčiaus Gribaldžio. Šiame laiške yra panaudotas toks šriftas. Šį šriftą žinojo tik tai 9 žmonės. Vienas iš jų buvo Kulikauskas daktaras. Kai Kulikauską daktarą suėmė, šį šriftą jisai išdavė KGBistams ir po to jau daktaro suėmimo pasipylė tiesiog masiniai partizanų suėmimai. Tai vat suėmus daktarą, pirmiausia buvo suimtas kunigas Šliumpa, vienas iš Pietų Lietuvos partizaninio pasipriešinimo kūrėjų. Iš karto po Šliumpos atėjo suimti Bajarčiaus. Po Konstantino Bajarčiaus suėmimo staiga pasikeitė ir jo žmonos, ir visos Bajarčių šeimos gyvenimas. Taip pat nukentėjo giminės ir artimieji. Apie Borutaitę Bajarčienę. Tai jos likimas suėmus Bajarčių buvo tikrai labai sudėtingas. Jinai buvo baigusi istoriją, dirbo istorijos mokytoja, tačiau jai po suėmimo nebuvo leista toliau dirbti istorijos mokytoja, kaip nepatikimai. Jai buvo leista vesti tik tai rusų kalbos pamokas. Dabar kilo grėsmė būti išvežtiems į Sibirą. Irgi šeima jau buvo sąrašuose, tačiau aišku, po to suėmimo turėjo labai slapstytis, nemiegoti namuose, 2 vaikai maži, pajamų nėra. Žodžiu, tikrai buvo labai sunku auginti vaikus. Ir be to, ne tik vyras nukentėjo, dar ir 2 broliai. Kazys Boruta, rašytojas, ir Jonas Boruta, inžinierius. Tai jie taip pat abu labai nukentėjo nuo sovietinio režimo. Kazys Boruta kalėjo Rasų kalėjime, o Jonas Boruta buvo ištremtas 25 metams. Jam buvo, reiškia, nuosprendis, ištremtas jau į Intą. Konstantino žmona neprarado vilties ir tikėjo, kad vieną dieną vyras grįš namo. Ilgą laiką žmona neždavo maistą į kalėjimą. Mokinės nerdavo megztinius, kojines megzdavo, žodžiu, irgi neždavo šiltus drabužius į kalėjimą. Ir visus priimdavo, visus daiktus priimdavo. Tik po kurio laiko močiutė sugalvojo nuvažiuoti į Vilnių ir pateko pas prokurorą. Pas prokurorą ieškoti, kur jos yra vyras, ar jis gyvas ar negyvas. Ir tenai sužinojo, kad jis yra vis dėlto miręs. Tada paklausė, kur yra palaidotas. O atsakymas buvo toks, koks jums skirtumas kapinėse. Po šio vizito į Vilnių, kai jau grįžo į Alytų, tada represinės struktūros atsiuntė iš Vilniaus, reiškia, atstovą savo, kuris atėjo į namus ir atnešė Bajarčiaus portfelį su alga ir su žiedu jo. Buvo iš jo, nuo jo, reiškia, nuimtas vestuvinis žiedas. Tai šiuos daiktus grąžino, tačiau žmogų nužudė. Taip, čia yra 2 žiedai. Vienas yra žiedas senelio, didesnis, mažesnis yra močiutės žiedas. Močiutė jau žiedą nešiojo iki pat gyvenimo galo. Ji mirė sulaukusi 90 metų. Tai taip daugiau neištekėjo. Jo užkasimo palaikų vieta nėra žinoma. Manoma, kad galbūt tam pačiam kieme galėjo būti užkasta, bet kaip minėjau, vėliau statant muzikos mokyklą, galbūt tie palaikai galėjo būti surasti, išjungti. Pietų Lietuvos partizanų vadų susirinkimo sprendimu
1950 m. birželio 1 dieną Konstantinui Bajerčiui buvo suteiktas Laisvės kovos karžygio vardas. Lygiai taip pat reikia didelio tokio susitelkimo ir kažkokių sistemingų tyrimų su archyvinė medžiaga dirbant tam, kad mes įvardintumėm tos asmenys. Čia dar vienas didžiulis skaudulys. Jie išėjo į laisvės kovą, keitė tapatybę, prisimdami savo slapyvardžius. Bet ne tam, kad kai Lietuva taps laisva, kad jie liktų tais slapyvardžiais. Ir tų vėlgi tūkstančiais laisvės kovotojų, kurie šiandien neturi vardo ir pavardės, mes dar turim. Ir čia yra tie mūsų jau laisvos Lietuvos namų darbai ir užduotis, kad mes įvardintume. Mes pasakytumėm jų vardus ir pavardės, kas buvo tie, kurie tą sunkią akimirką ryžosi išeiti ginti Lietuvą. Tai tokie du darbai, kurie tikiu, kad įmanomi mažais žingsneliais, kad sugrąžinti jų pavardės ir sugrąžinti jų kūnus į garbingą palaidojimą.